Labą dieną. Per ateinančias 2 minutės pailiustruosiu jums technologiją, kaip veikia reklama tualetuose. Aš esu Akropolyje. Kaip visada, čia labai daug žmonių. Visi jie domisi įvairiomis prekėmis, paslaugomis, bei leidžia savo laisvalaikį. Todėl būtų sunku pasakyti, kad jie yra nišinė auditorija. Nepaslaptis, kad visi šie žmonės kažkur skuba. Jų dėmesys nuolat užimtas, jie aukštai vertina savo teisės, pasirinkimo laisvę. Na, o mūsų, reklamos specialistų uždavinys, sugebėti perduoti jiems reklamos žinutę. Taigi tualetas yra ta unikali vieta, kuri priverčia žmogų sustoti, atidėti rūpesčius, palikti visą gyvenimo šurmulį. Tik čia žmogus lieka vienas, niekas jo nekalbina, neblaško dėmesio. Tad natūraliai apie 1 minutę laiko žmogaus protas neturi ką veikti. Kaip matote, užėjus į tualetą mane pasitinka ramybė. Vienu atveju aš pasirenku kabiną. Kitų pisuarą. Abiem atvejais prieš akis matau reklamą ir su mielu noru ją perskaitysiu. O jeigu ir nenorėčiau skaityti, aš paprasčiausiai negalėčiau jos išjungti kaip žiūrėdamas televiziją arba užversti kaip skaitydamas spaudą. Pirmą kartą reklamą pamatau virš pisuaro arba kabinoje. Kas vyksta toliau? Aš einu plauti rankų ir čia veidrodyje reklamą pamatau antrą kartą. O prie rankų džiovintuvo trečią. Virš pisuaro reklamą skaičiau apie 30 sekundžių. Jei lankiausi kabinoje apie minutę, o prie rankų džiovintuvo apie 15 sekundžių. Visi šie reklamos plotai rengti modernaus dizaino tualetuose, kurių švarą kas 30 minučių prižiūri profesionalai. Tai didžiausių prekybos centrų tualetai visoje Lietuvoje. Net 700 000 vyrų ir 1 200 000 moterų kas mėnesį reklamą pamato būtent čia. Vienos reklamos žinutės perdavimo kaina svyruoja nuo 1 iki 2 centų. Į šią kainą įskaičiuota viskas. Reklamos dizaino kūrimas, plakatų gamyba, pakabinimas, nukabinimas bei 1000 reklamos plotų nuoma. Pabaigai noriu priminti, kodėl tualetas yra išskirtinė vieta reklamai. Nes tik tualetas sustabdo gyvenimo tempą, priverčia pamiršti gyvenimo šurmulį, neleidžia išjungti reklamos, sudomina žmogų ką nors paskaityti. Ir apskritai, ar kada susimastėte, kad nuo tualeto prasideda kultūros lygis? Nesvarbu kieno žmogaus, visuomenės ar firmos. Koks požiūris į tualetą, toks ir kultūros lygis.